Alytus – skaisčiausiai spindintis deimantas Lietuvos istorijos ir jos dabarties karūnoje. Kai iš ryto rūkų viršum vienos iš didžiausių Europos upių Nemuno išnyra pirmieji saulės spinduliai, jie nušviečia jotvingių kovas, menantį piliakalnį, šilus, supančius miestą, jo jaukias sutvarkytas gatves, istorinės miesto vietas, renovuojamus daugiabučius ir naujai pastatytus statinius. Tiems spinduliams pasibeldus į jų langus pabunda beveik 60-tūkstantinis miestas. Pabunda ir keliasi. Dirbti, mokytis, mylėti, džiaugtis ir poilsiauti. Nes tai gražiausias, įdomiausias ir geriausias Pietų Lietuvos miestas, savyje jungiantis pramonę, verslą, kultūrą bei sportą. Nes tai miestas žavintis savo istoriją, paperkantis savo dvasia ir žalumu. Alytaus miesto savivaldybė yra įsikūrusi geografiškai patogioje padėtyje – 3 didelių rinkų sankirtoje. Visai netoli, vos už 100 km nuo miesto yra Rusijos federacijai priklausanti Kaliningrado sritis. Nuo Alytaus iki Baltarusijos yra 65 km, o Lenkija už 55 km. Alytus įsikūręs abipus Nemuno upės. Dešiniajame krante esanti miesto dalis vadinama Pirmuoju Alytumi. Čia stūkso šimtmečius menantis miesto įkūrimo liudininkas Alytaus piliakalnis. Tai istorijos ir kultūros paminklas apipintas gausybę legendų. Viena iš jų byloja apie meilę ir miesto vardo atsiradimą. Alytaus piliakalnis šiandien bendruomenės traukos centras, švenčių minėjimo vieta. Žalią mūsų miestą iš arčiau galite pažinti važiuodami dviračiu. Alytaus miestą juosia 22 km ilgio dviračių takai. – 2015 metais juos sujungs naujas modernus tik dviratininkams ir pėstiesiems skirtas tiltas per Nemuną, įstatomas istorinėje buvusio XIX amžiaus geležinkelio tilto vietoje. Alytaus mieste turistams ir lankytojams siūlomos įvairios pramogos, tarp kurių ir apžvalginiai skrydžiai iš Alytaus aeroklubo. Ypatingi alytiškių traukos objektai – Senamiesčio skveras, Pirmojo Alytaus aikštė, miesto sodas, jaunimo parkas. Nedaug miestų Lietuvoje gali pasigirti kone miesto centre turintis ežerą. Alytus turi net 2, nors kai kurie istorikai sako, jog ten kažkada yra buvusi Nemuno senvagė. Minėti vandens telkiniai yra bendruomenės poilsio bei traukos vieta. Alytus visada laukia svečių, ypač per savo gimtadienį vasaros pradžioje, kuomet prisimenamos Magdeburgo suteikimo teisės. Nuo jų miestas abipus Nemuno ir 4 jo bažnyčios skaičiuoja jau beveik 5 šimtmečius. Alytiškių bei miesto svečių visuomet laukia ir vienintelis Pietų Lietuvoje profesionalus miesto teatras, skaičiuojantis jau daugiau kaip 4 amžiaus nuo savo susikūrimo. Vienintelis Lietuvoje moksleivių simfoninis orkestras Svajonė Alytaus muzikos mokykloje. Užsukti į naujas, dar dažais kvepiančias parodų sales ir įvertinti juose sukauptas vertybės kviečia naujai rekonstruotas miesto kraštotyros muziejus. Tik pažvelkite, kokios erdvios mūsų mokyklos. 4/5 čia besimokančių moksleivių toliau studijas tęsia šalies universitetuose ir kitose aukštosiose mokyklose. Tiesa, Alytui, Lietuvai ir pasauliui reikalingus specialistus ruošia ir Alytaus kolegija bei 2 profesinės mokyklos, kuriuose kasmet studijuoja keletas tūkstančių studentų. Alytuje gražiausios merginos ir geriausi sportininkai. Netikite, apsilankykite ir pamatysite patys.
Dzūkijos sostinę garsina imtynininkai, sportinio šaudymo meistrai, ėjikai, tinklininkai, rankininkai ir žinoma futbolas bei krepšinis. Neseniai rekonstruotas miesto stadionas ošia per Europos jaunimo futbolo čempionato kovas. Jam nenusileidžia ir dengta daugiau kaip 5000 žiūrovų talpinanti sporto arena, kurias parketą išbandė 2011 m. Europos krepšinio čempionato nugalėtojai ir prizininkai. 50 metrų ilgio baseine, kuris vienu metu buvo vienintelis veikiantis Lietuvoje, jame savo grybšnius link pasaulio ir olimpinio aukso medalių skaičiavo ir jauniausia Lietuvos plaukimo čempionė Rūta Meilutytė. Pabarėlėm tarp lauko beržų, per Dzūkiją aš dainą nešu. Alytus ne tik pats gražiausias, bet ir pats saugiausias miestas, nes čia gyvena darbštus, kūrybingi, veiklūs ir draugiški žmonės, tiesa ir patriotiški. Alytuje įsikūręs Didžiosios kunigaikštienės Birutės kolonų batalionas. Alytus tai miestas, kuriame daugiausia jaunimo. Alytus tai miestas, kuriame geriausia gyventi, kurti ir ilsėtis. Alytus tai miestas, kuriame visuomet atsiras vietos vaikų darželyje, o profesionalūs medikai visuomet pasirūpins jūsų sveikata. Alytus tai miestas, kuris jūs priims išskėstomis rankomis ir atvira širdimi. Mes kuriame tai, kuo didžiuojamės patys ir ką galime parodyti visiems. Baltosios Rožės miestas laukia jūsų.